Antikūniai tai yra imuniteto atsakas į svetimų molekulių įsibrovimą mūsų kraujyje. Tai kitaip vadinamas autoimuninis procesas. Jis gali būti kaip autoimuninis tireoiditas, Greivso liga. Nėra skirtumo, kuriame organe jis susiformuoja. Taip pat gali būti autoimuninis gastritas, autoimuninis hepatitas ar kituose organuose susiformavęs autoimuninis procesas. Dažniausia priežastis tai yra žarnyno pralaidumas. Per pažeistas žarnyno sieneles, kai žarnyno gleivinė yra sumažėjusi iš vidaus, patenka svetimos ląstelės, tai yra svetimkūniai arba didesnės baltymo molekulės, kurias imuninė sistema atpažįsta kaip svetimas ir jas puola. Toks yra imuniteto darbas – nepraleisti svetimkūnių mūsų kraujyje, nes kitaip gali įvykti anafilaktinis šokas. Tai yra tas pats, kad pavyzdžiui jūs susileistumėte į veną pieno arba vištienos sultinio, nes jame yra baltymo dalelių ir į kurias reaguotų mūsų imuninė sistema. Nes kiekvienas maisto produktas turi būti suskaidomas iki menkiausių dalelių, kad po to būtų galima jį išskirti į mūsų kraujotaką. Ir jei taip nenutinka, įvyksta autoimuninis procesas. Jei turėjote hipotireozės simptomus, plus dar atsirado pralaidus žarnynas, tai iš to gali išsivystyti autoimuninis tireoiditas. Arba jeigu turėjote hipertireozės simptomus, plus prisidėjo pralaidus žarnynas, iš to gali išsivystyti Greivso liga. Jei nenori pamesti šios informacijos, išsaugok šį video. O jei nori gauti daugiau video sveikatos temomis, sek mane Instagramoje Daina Greivsas arba Facebook grupėje Imuniteto balansas, skydliaukė, Greivso liga.